Sveiki, gerbėmieji. Kai vakar pakomentavot kažkas, tai kad labai blogos naujienos dėl Ukrainos, tai jos blogėja. Bloginasi savo padėtį pati Ukraina, nes Trumpas bando susitarti su draugu Putinu, kad tas nutrauktų ugnį, bet Putinas negali nutraukti, nes iš ukrainiečių pusės kiek be daužytum vis intensyvėja, kiek be prarastų jie karių, jie naujus pastato, per praeitą parą prarado ukrainiečiai 1005 karius. Iš įvairiausių brigadų, aš jums dabar neišvardinsiu, bet iš vienos brigados ten 100, iš kitos 60, 4 Leopardo tankai, ten viskas išvardinta, ten tas pulkininkas Konašenkovas, kur labai stovi tiesiai ir net nemirkčioja, kai praneša už nugaros jam satelito medžiagą. Nuo pat karo pradžios mėgstu jo pranešimus, bet reikėdavo sulaukti tos vodkos vos ne 12-1 valandą nakties. Tai kaip čia tėtis sirgo, sakau, skambink man iki 2, aš nuo Ukrainos karo pradžios kartais neužmiegu. Nes būdavo pirmom savaitėm, buvo toksai šokas tas karas, nes aišku mes, kas analizuojam, kas be to skaitė apie genocidus, kaip galima sukonstruoti karus, mes žinojom, kad toksai karas bus, bet kad jisai bus, kai jau jis prasidėjo, buvo šokas, visi tikėjomės geriausio, kad susitars, kad bus taika, nieko nebuvo, sekėm, išsibalamutinom, kai kurių, kaip mano, pablogėjo labai sveikata, o gal iš kitos pusės nuo adrenalino pradėjo kažkokie tai pūliai valytis, aš nežinau, gal iš kitos pusės tas karas išgelbėjo gyvybę, pradėjau tą YouTubinti, bloginti, visus tuos metus rašydavau straipsnelius į blogą, nesulaukiau jokio finansavimo, bet ten yra 1 milijonas peržiūrų, tai aš čia ne iš niekur išlindau, čia prieš tai laikraščiuose dirbau, čia kaip bando pateikti, kad iš niekur, kad kažkokius vatučius su 6 klasėm kopijuoju, jeigu vatutis į mane, į žurnalistus panašus psichopatas, tai jisai kopijuoja, nes jisai ne žurnalistas ir jisai nebaigęs nieko. Jisai kopijuoja ir jeigu žmonės pripratę prie to psichopato ateina čia ar ten YouTube sistema mus kartu išmesdavo, jis eidavo iš proto. Aš kiekvieną kartą, kai ištrindavo vatučio tuos kanalus, džiaugdavausi. Tai va, nereikia čia tų vatučių, aš nežinau, kas pas jį vyksta, ar jisai jums praneša, kas valandą, kas pusvalandį naujienos, aš stengiuosi kuo daugiau pranešti, nes vyksta labai įdomus dalykai. Amerika bando įvesti taiką mūsų regione, Ukraina tai absoliučiai mūsų regionas, Rusija čia mes nes tiesiog gal teisingai ten tie nusišneka mūsų politikieriai, Jeglinskas, mes karo būsenoj, psichologinio karo būsenoj, tai mes iš tikrųjų 3 metai ir mums jau pertempti smegenai visiems yra, mes kai kurie, pavyzdžiui, aš gindavausi nuo šito karo, kad nebesidomėdavau, nes jau nebeįmanoma tuo karu gyventi, bet nesidomėti irgi nesąmonė, nes ten labai intensyviai dalyvauja mūsiškiai, siunčia pinigus, siunčia dronus ir mes bet kada galime gauti per galvą atgal, bet rusai susilaiko, nes be to mes esam šalia Rusijos, tai čia būtų regione labai blogai, tai čia gal ta prognozė, kad tie rusai mus kals, yra melas. Melas, nes jeigu čia, kaip Vaikšnoras aiškina, 10 kilotonų galvutė, tai atsiprašau, tai radiacija ir į Kaliningradą nueitų, tai rusai šitokie idiotai, kad jie sprogdintų patį save, tai rusai yra neišprotėję, nors bando patikti, kad yra visiškai išprotėję. Išprotėję esame mes, kurie renkame pinigus dronam, paskui su dronais ukrainiečiai sprogdina naftos visokiausias bazės ir tada mes kvepuojam. Atsimenat, vakar vėl rudas dangus, vėl pas mane labai horizontas, ten 5 kilometrai per langą išlikę, nes čia buvo vienkiemiai, išliko toksai horizontas, tai matėsi ruda, nereikia net dalelių žemėlapių. Ir vėl, iš kur čia ta tarša? Tai va, šiąnakt ukrainiečiai suorganizavo pačią didžiausią ataką nuo karo pradžios. Rusai suskaičiavo, kad numušė 128 dronus. Ten tie kariniai dronai, tai ne tokie, kur čia vaikiški, kur špygos didumo. Jie tokie lėktuvėliai. Jie neša sprogmenis, tai yra dronai kamikadzės. Ir buvo Krasnodaro kraštas atakuotas, į jį įtrauktas ir Krymas. Nors visose žemėlapiuose ukrainiečiai žymi, kad Krymas jų, gaunasi, kad jie atakavo patys save. Ir žiūrėjau, praneša taip iškilmingai, kad
Tai ką, jie čia pabudo naktį, kaip čia juos atakuoja, kaip čia neteisinga, bet tai jeigu Krymas Ukrainos, tai kam į savo gyventojus šaudyti, jeigu pataikė į namus, ane? Tai ten viskas užsidegė, vaizdai baisus. Tai baisu yra tai, kad ukrainiečiai su Zelenskiu demonstruoja, kad nereik, ne tauta tai protestuoja, aš mačiau per amerikiečių kanalą Redirected, kad protestuoja, kad su plakatais mamos eina, kad yra paviešintas skaičius, kad slėpia, kad 1 800 000 žuvo. Tai čia karių. Jaunų vyrų, tai čia turima karių. O kiek dar žuvo, tai ten Skeveldra pataikė, tai ten dar kažkas, tai dar gyventojų žuvo. Ir dar Komsomolskaja pravda, KRRU praneša, kad Zelenskis įtraukė Ukrainą į siaubingą demografinę skylę, nes jaunimas išvyksta ir tada jie gimdo vaikus užsienyje ir užsieniui užrašo tos vaikus. Jau jie tampa gyventojais ten, jau jie nebe Ukrainos gyventojai ir greičiausiai negrįš, nes užsieniui irgi reikia vaikų. Užsienis ten suteikia socialinės garantijas ir tada tie vaikai užaugę dirbs tenais. Ir dalį ukrainiečių užsienis pasiliks, iš tikrųjų, kaip pigia darbo jėga. O ukrainiečiams tinka, nes dabar, jeigu Trumpas teisus, kad 20% šalies sugriauta, kai kurie turi grįžti į griuvėsius, iš tikrųjų, ir yra visų pirma nemalonus jausmas. Tai dabar grįžtam dar prie dronų atakos, ką jinai atneš. Dronų ataka dar viena atneš dar didesnę įtampą ir dar didesnę Putino užsispyrimą nenutraukti jokių būdų ugnies, nes primeskite, jis nutraukia, o tie vis tiek bombarduoja. Tai jeigu tu nutrauki ugnį, tai tu dar ir atsakyti tada negali. Jeigu tu sakai, aš pasiryžęs nutraukti ugnį, bet ana pusė nenutraukia. Su ana pusė susišnekėti neina. Trumpas ir nesišnekėjo su Zelenskiu, bet gal dėl to, kad su juo susišnekėti yra neįmanoma. Dabar jau Amerika su Rusija save vadina partneriais. Ekonomikos tai tikrai. Zelenskis dabar pavarė dronų ataką, o penktadienį skris pas Trumpą pasirašyti mineralų sutarties. Bet visos tos pačios stotis, visi tie kanalai, kur aš jums pranešiau, jie tuo pačiu metu išskaito, aš irgi tą patį matau, iš Trumpo kalbėjimo, kad niekas jam nesutrukdys pirmiau negu Zelenskis atskris į Ameriką pasirašyti su Putinu mineralų sutarties. Ir tada Zelenskis atskris ir jis sakys pavėlavai. Kitas dalykas, Trumpas gali turėti 2 sutartis, nes Ukraina jiems Amerikai skolinga. Apple, kaip jisai pranešė, investuoja 500 milijardų į Ameriką ir kitos bendrovės dairosi ir joms tos iškasenos, kad gaus gal be akcizo, be muito yra labai gerai, nes gaminti tas batareikas, taigi reikia žaliavą gauti. O jeigu jau Amerika bus ličio kasėja, jau gerai tom visom bendrovėm. Na ir dabar patys matote, dėl ko šitas karas, kaip mes ir įtarėme, dėl ko buvo genocidas suorganizuotas Ruandoje, nes ten buvo rasta titanas ir ten kiti metalai, kurie naudojami mobiliakų gamyboje, tada kaip tik prasidėjo mobiliakai. Tada vienai genčiai, vienai tautai pasakė, kad jūs šviesesni už anuos ir supjudė ir 2 milijonai, man atrodo, žmonių žuvo. Ukrainiečius kaip ruandiečius supjudė, pasakė, kad jie aukštesnės klasės slavai negu rusai, kad jie niekada nebus rusai, kad jie ukrainiečiai yra labiau lenkai, lietuviai ir čia didžioji nacija, čia dar karius visokiose propagandinėse stovyklose apmokino, čia jūs vos ne prūsai, jie azoviečiai iš viso su prūsų juodąją saulę, su baltiškais simboliais pradėjo lakstyti, jūs baltai. Jie, man atrodo, įtikėjo, kad jie baltai, o baltai senesnė gentis, prasidėjo šitą nesąmonę, aukštesni už rusus. Čia irgi, kai pasižiūri į tą kariuomenės vadą, aš nežinau, kas jam darosi, įtikėjęs kažkokią misiją. Tai čia yra grynas hitlerizmas. Naciai irgi buvo įtikėję, kad tie arijai aukštesnė rasė, o pats jų vadas nebuvo iš viso grynas arijas, turėjo 25% žydų ir ne europinių net, ne elitinių žydų kraujo, o afrikinių. Žydai irgi skirstosi į afrikinius ir europinius, aškenadžius ir safardžius. Tai Hitleris buvo iš safardžių. Dabar dar neseniai sužinau, kad Diuma buvo mulatas, šitas superinis rašytojas.
Bet Prancūzijoje tų mulatų, tų juodaodžių gyveno ir jisai, kadangi buvo milijonierius, nebuvo diskriminuojamas, kartais jį pavadindavo negru, bet to pudra jau tada buvo labai naudojama, vyrai naudojo kosmetiką, jisai galėdavo ir užsipudruoti savo rudą nosį. Puškinas buvo mulatas, daug garsių žmonių buvo neteisingos kilmės iš Afrikos, bet buvo labai gabus. O jeigu čia pas mane rasistų sėdi, tai vat Diuma arba Puškino atvejais paneigia tas visas teorijas, kad ten atsižemas intelektas. Nu jeigu tyria intelekto tyrimams 1000 žmonių, kaip mes žinom, kaip juos atrenka? Kaip mes žinom, kaip Lietuvoje nustato vis 90 intelektą? Gal toksai ir yra, o gal toksai nėra. Gal pasiima bileką ir ištyria. Aš pilna pažįstu protingų žmonių, nors kai Facebooką įsijungi, tai labiau tikiu taip, tuo tarptautiniu intelekto tyrimu, nors jis labai mažas, bet aš jums priminsiu, kad žmonės net su IQ 70 gali ir mašinas vairuoti, ir šeimas kurti, ir dirbti, bet jie analitiško nieko nesupranta. Nieko, vat. Tai ir ukrainiečių žemėlapis yra prastas, ten iki 90 IQ, 85 pasižiūrėjo, kad gali įtikinti, kad jūs geresni slavai, jūs čia beveik baltai, jūs čia LDK, jūs čia didelė nacija, jūs eisit, nugalėsite Rusiją. Man atrodo, jie po šiai dienai įtikinęs, kai tenais teko matyti tuos azoviečius. Jau jų seniai nėra, jiegi po žemę, kiek jų išmirė, kai jie to Azovstalio netidavė, kiek jų ten lavonų išnešė iš tų Rusių, kiek ten liko tų lavonų. Kaip jie tikėjo, kad jie suėjo į lavonus į faršą, bus didi nacija, tai tu gali būti didus tik tai gyvas būdamas, tai per redirected ir praneša, kad mamos piketuoja, nes nori gyventi. Tai kas iš to, jeigu nebeliks žmonių? Ir redirected yra pilna tų opozicinių Amerikos kanalų. Jie praneša, kad o Europos Sąjunga ten ar Kanada taip elgėsi, Trudeau irgi atskrido į Kijevą, elgėsi, kad tas karas labai reikalingas, tai jeigu per 3 metus 2 milijonai žuvo, tai jeigu dar tęsis 10 metų, tai ten pusės tautos ir neliks. Tai čia yra grynas genocidas, grynas faršas ir ukrainiečiam laiką suprasti, kad jie turėdami šitokias iškasenas gali gyventi visi kaip milijardieriai, kaip Saudo Arabijos, kur šeichai atrado naftą, padalino visiems gyventojams. Tai ten jeigu normalius vadovus pasistatyti, kad padalintų visiems gyventojams, ten jie galėtų, pusė Ukrainos galėtų nedirbti, bet ne, jie dabar išvažiuoja migrantais, juodadarbiais į fabrikus, o jų iškasenas dabar kasis Trumpas, Rusija kasis, nes rusai iš 4 ličio kasyklų pasiėmė 3. Karo pradžioj 1, o dabar užkariavo dar 2. Ir Zelenskis iš dalies teisus, kai sako, kad Rusijos teritorijai kasyklos, bet 1 tai jisai turi ličio ir dar tenais titano, urano ir grafito yra. Apie 4 mineralus, retus mineralus kalbama. Ir Putinas aiškiai pasakė, kad jisai su Amerika ne dėl Donbaso kasyklų rašysis, o dėl Rusijos kasyklų, nes žinokite, gali būti, kad nors ir užkariavo tas savo, kaip sakyti, užkariavo tai, kas buvo Rusijos istoriškai iš tikrųjų, čia neįmanoma nuneigti, nes pasimkit kiekvieną miestą ir pasižiūrėkit, kas jį įkūrė. Imperatorienė ir Katerina. Petras toksai, ar čia ukrainiečių carai. Tai jisai gali, nes kadangi ginčiamos vis tiek bus teritorijos, bus čia visokius jėzdų, jisai rašytųsi su Amerika dėl Rusijos kasyklų. Ir aš spėju, kad aš kiek matau, koks yra Trumpas, jisai pasirašys ir su Rusija. Nes jis tada užsigarantuos ne tik Apple's, bet užsigarantuos galų gale kiniečius. Amerikos kapitalas išskrido į Kiniją, o dabar kiniečiai gali atskristi į Ameriką. Jeigu jau pradeda kasti metalus, tos mineralus, kurie naudojami mobiliakams visiems, tai Kinija irgi technologijų šalis. Plus Kinijoje trūksta vietos, tai kodėl jiems neišsikėlus kažkur. Tai jeigu čia prasidės tokio lygio bendradarbiavimas, tai ir aišku, žmonės, kurie apsėsti, kurie viską naikina, žudo mūsų brolius ukrainiečius, tai vis tiek mūsų yra bendra istorija, pusėje tos teritorijos daugiau buvo. Tai yra labai baisu, tai yra vakarų suorganizuotas genocidas, tai yra akivaizdu, nes išgirdę žodį taika jie tiesiog išprotėjo. Jie dar siūlo milijardinius paketus. Iš dronų atakos matosi, kad paketai eina, parama tebe eina ir
Trumpui gali ir nepasisekti, Trumpui gali pasisekti ekonominę, tokią humanitarinę taiką pasiekti, o taikos mūšio lauke gali nepasisekti, nes dabar ukrainiečiai pradeda Rusijos teritorijos atakas, kas aišku buvo šito plano dalis. Pateikti pasauliui, kad Rusija užpuolė nekaltą Ukrainą, kad jinai nekūrė nacistinių batalionų, nedraudė rusų kalbos, nežudė gyventojų, nepadeginėjo pastatų, nepadeginėjo policininkų, nors mes viską visi online matėm ir šitų dalykų. Tai smegenisgi, jeigu jūs būtumėt sunkios būklės, pas žmogų sunkios būklės dažnai prabėga tas gyvenimo filmas. Aš neįsivaizdavau, kiek smegenys įrašė, kur ten telpa šitiek. Man kai bėga tie filmai, tai aš jau žinau, kad mano tas ten ar pulinys, ar ta bakterija kažką tai jau nori man padaryti. Bėga filmas, tokie atsiminimai, kur aš net nežinau, kad juos turiu. Viskas įsirašo, tai mums nori išprogramuoti, kad mes nematėme, kaip Berkuto karius su Molotovo kokteiliais taikus kabutėse protestuotojai padegė. Ir paskui mūsų saugumas sakė, negalima palaikyti Donbaso žmonių, nes jie yra netaikus, jie teroristai, o taikus yra Maidano protestuotojai. Buvo toksai 2014 VSD pranešimas, kad taikus tai yra Maidano protestuotojai, o Maidano protestuotojai ėjo su Molotovo kokteiliais, Odesoje padegė pastatą, su žmonėms sudegino. Jau 11 metų yra paminklas 93 angelam, vaikai buvo nužudyti labai maži. Ir taip toliau ir panašiai, ir niekas nereagavo, lenko ten viskas eina, ir tie velniai pamatė, kad yra nebaudžiami, o išprovokuoti konfliktus knygos yra parašytos. Aš disertaciją parašiau, dėl to jos neteikė gynimui. Aš parašiau ir įrodžiau, kad ten paėmus visas etnologijas, visas teorijas galima ant labai panašių tautų sandūros suorganizuoti konfliktą. Ukrainiečių, Lenkų galima išprovokuoti. Kur tu tik nori, ant pasienio gali išprovokuoti. Pradėti aiškinti, kad viena tauta geresnė už kitą. Austrų su vengrais gali supykti. Gerai, kad jie taip ramiai sėdė. Tu gali dar ir juos ten suprovokuoti. Austrai tai iš viso neutraliai sėdė ir jiems karai neįdomus. Jie visą šitą karą prasidėjo neutraliai ir ne vieno šautuvo nepraleido per savo teritoriją ir konfiskavo, jeigu važiavo. Buvo bandymų. Buvo, amerikiečiai bandė pravežti. Amerikiečius instruktorius civiliai aprengtus ir su ginklais ir sulaikė viską. Lenkai viską praleido ir dabar Lenkai tokie pasimetę, jau draugauja su Trumpu, bet iš kitos pusės kritikuoja ir galim matyti, kad žodis taika sukelia isteriją ir labai blogos naujienos. Jeigu dar kartą parašysite tokį komentarą, būsite teisūs ir gal net čia pavadinimą reikia šitos visos mano prakalbos padaryti, kad situacija su Ukrainos karu blogėja, negerėja.